20 savaitės akcijų leidiniai, kaip sakant, didžiosios nuolaidos. Maksima užmėto nuolaidomis iki užmėto bitėmis, o Rimi su girgždesiu pradeda vasaros sezoną. Na tai kas įdomiosnio yra visuose tinkluose. Tai Maksima. Pagrindinis įvykis šiame tinkle, tai aišku 50% nuolaida ne maisto prekiams, perkant 2 ir daugiau, bei 50% nuolaida atskiriems prekių ženklams. Prasidės tai nuo gegužės 15 dienos ir ko gero tai rinks pagrindinį pirkėjų skaičių. Na, be abejo, pas juos toliau vyksta ir grilio mėnuo, bei šaltibarščių mėnuo, na, o savaitgalio įprastinių ačiū nuolaidų nėra, nes viskas bus padengta šitomis didžiosiomis nuolaidomis. Lidl grilio leidinys su prekių anonsais, XXL prekės, didesnių pakuočių prekių pasiūlymai. Grožio festivalis taip pat yra, tai kosmetikos ir higienos prekių pasiūlymai. Iki toliau tęsiasi ledų fiesta. Pasileido bitutę, tai yra naujo prekių ženklo pristatymas, tai čia bus maisto prekės pagamintos Lietuvoje. Taip pat pas jos yra pigintuvo pasiūlymai, penktadienis už šeštadienį protingesnis, vienos dienos akcija kelioms prekių grupėms bei savaitgalio prekės. Norfa grilio fiesta įvairių prekių kepimui pasiūlymai, Rimi, tai Salink savo prekių ženklo pristatymas, gera kaina kasdien, tai Rimi pigių prekinių ženklų ir pigesnių prekių pasiūlymai, viskas grožiui toliau tęsiasi, higienos kosmetikos prekių pasiūlymai, bei tas minėtas hiper ketvirtadienis iki 40% nuolaidos atskiroms prekių grupėms ketvirtadienį, na ir taip pat leidinukas ruošiamės vasarai. Galvojau, kad irgi Rimi čia pradės grilio sezoną, tačiau nepradėjo šitam leidinyje, tik tai visokie krepšiai, įrankiai, įnagiai būtent tai vasarai. Vėlgi, kaip ir praeitą kartą sugrįšime mes prie sviestuko. Kaip ir minėjom, kad jau visus metus stebim, kad sviesto biržos kaina sukiojosi aplink 4 eurus už kilogramą. Tai reiškia, kad tinklai be problemų galėtų sviestą pardavinėti iki 5, iki 6 eurų. Tai yra pakelės to 200 būtų apie eurą, o nesiekiantis 200 turėtų kainuoti iki 1 euro. Tačiau tik vienintelis tinklas Lietuvoje to užsiima, tai Maksima. Turime jų 99 centų pakelį 200 gramų, 4,95 €. Na tai jau turint mūsų PVM galvoje, logistikas ir visa kita, jau tai yra daugiau mažiau sąžininga sviesto kaina. Iki šokiruoja šeimininkiai sviestų po 1,99 €, tai yra 9,95 € kilogramai. Tai kaina iki tokia baisi, kad net Rimi prieš iki gerai atrodo, pardavinėdami po 7,72 € už kilogramą arba 1,39 € naminį. Rokiškio sviestą, na, Norfoje šiuo metu yra tik tai sviesto produktai ir riebalų mišiniai. Nors, aišku, jeigu pasižiūrėti vėlgi pas mūsų kaimynus, tai net ir Maksimai vis dar toli iki lenkiško 2,36 € arba 3,55 € už kilogramą arba 47,71 € už pakelį. Čia kaip tik šios savaitės pradžios akcija Biedronkoje, kada visi kiti lietuviški tinklai prisijungs prie sviesto kainos mažinimo, na, kol kas mums visiškai neaišku. Na ir važiuojame į rubriką vasarinę sezoninę, ką kepam. Taigi pasiūlymų skaičius Maksima turi 25 pasiūlymus, Lidlas turi 28 pasiūlymus, sumažėjo iki 7 pasiūlymų, Norfa turi 28 pasiūlymus, o Rimi turi 3 pasiūlymus. Nu, vienu žodžiu, va taip, Rimi prasideda vasara. Jeigu žiūrėti kainos, tai pigiausias kiaulienos šašlykas Lidl kiaulienos mentės šašlykas 3,99 € už kilogramą, pigiausias vištienos šašlykas, tai Lidl vištienos šašlykas švelniame krapų marinate ir iki vištienos šlaunelių šašlykas su česnaku ir žolelėmis, tai 6,49 € vienoda kaina abiejose tinkluose, na, o pigiausios dešrelės, tai iki kalakutienos kepamosios dešrelės kapsų 3,99 € už kilogramą. Einam prie mūsų kitos pastovios rubrikos, kas pietukams, tai Maksima turi 9 pasiūlymus, Lidl turi 2 pasiūlymus, iki turi 10 pasiūlymų, Norfa turi 4 pasiūlymus ir Rimi turi taip pat 4 pasiūlymus. Pigiausios salotos, tai Maksima naminės
naminės salotos 3,97 € už kilogramą arba 1,19 € porcija. Bei pigiausias antras patiekalas Lidl lazanija su bolonijos padažu 4,69 € už kilogramą arba 5,39 € už porciją, už tą pakuotę. Einame prie baltymų. Šią savaitę kažkaip kukliai su tais baltymais. Jeigu žiūrėt raudoną žuvį upėtakio filė 10,99 € už kilogramą, lašišos filė Lidl 16,99 € už kilogramą, tai brangiausia, na ir kiek pigiau yra Rimi 14,49 € už kilogramą. Toks juokingai atrodo 14,49 užrašus taupyk, na bet turim, ką turim. Ir iki lašišų pjausniai ir gabalai 8,99 €. Pjausniai ir gabalai 11,99 € už kilogramą, iki ne 8,99 €. Kitos šviežios žuvys tai iki fasuoti karpių gaminiai su 20% nuolaida. Kiauliena sprandinė Maksimoje iki 3,89 € už kilogramą, Lidl tik savaitgalį 3,79 € už kilogramą, šonkauliai Rimi 3,99 € už kilogramą, Lidl 3,79 € už kilogramą, na ir dar Lidl yra išpjova 5,99 € už kilogramą, taigi kaip sakau, kiaulienos kukliai. Vištienos filė Maksimoje vidinėje filė 9,73 € už kilogramą, Lidl įprasta filė 5,99 € už kilogramą, iki 6,98 € už kilogramą ir Rimi 6,58 € už kilogramą. Iš kitos bekaulės vištienos tai tik Maksima turi broilerių šlaunelių mėsą 5,98 € už kilogramą. Iš kitų vištienos produktų sparnelių peteliai iki 3,58 € už kilogramą, Rimi 3,38 € už kilogramą, blauzdelės be sąnario Rimi 3,58 € už kilogramą, na ir broileriai yra Lidl paprastas 2,49 €, o iki kukurūzinis 3,99 € už kilogramą. Einame prie vaisių daržovių. Čia šiuo atveju yra toks pomidorų badas, dėl to, kad iki nusprendė parodyti daugiau pomidoriukų, tai agurkėlių viso labo tik tai 3 pasiūlymai, ilgavaisiai agurkai Rimi 49 centai vienetas, trumpavaisiai Lidl 2,99 € už kilogramą ir iki 3,49 € už kilogramą, smulkiavaisiai pomidorai Lidl slyviniai 3,98 € už kilogramą. To iki daug visokių pomidorų, bet pigiausi vynuoginiai yra 3,58 € už kilogramą ir smulkiavaisių. Norfa turi už 4,99 € už 98 už kilogramą ir Rimi romantika 4,48 € už kilogramą. Iš normalaus dydžio pomidorų tai Maksima su šakelėmis 1,79 €, Lidl su šakelėmis 1,89 € ir iki pomidorai su šakelėmis 2,49 € už kilogramą. Braškės Maksima turi lietuviškas 12,95 € už kilogramą, iki turi už 6,23 € už kilogramą, o Rimi 5,48 € už kilogramą. Kiek galima suprasti, tai yra graikiškos. Bananai Lidl ir iki tik savaitgalį, o Norfa jau dabar bananų siūlo po 99 centus. Kaip mes visada sakome, jei bananai yra, reiškia, nori prisitraukti klientų daugiau. Na, o Rimi parodo ekologiškus po 1,79 € už kilogramą, tai turbūt nori tuos pirkėjus išgąsdinti. Kaulavaisių sezonas pamažu išlenda, tai nektarinai Maksimoje 4,39 €, Norfoje 4,98 € už kilogramą, persikai Lidlai yra 4,58 € už kilogramą ir abrikosai iki 5,28 € už kilogramą. Arbūzai Maksimoje 1,45 €, o iki 1,89 €. Beje, praeitą savaitę irgi buvo arbūzai, praktiškai tokios pačios kainos, tik tai iki sumažino 10 centų. Kokia logika? Vis tiek gaunasi jie brangesni. Dabar žiūrim grupinės nuolaidas, be abejonės, kad Maksimos pagrindinis arkliukas ir įdomiausios tai yra šitos ne maisto prekėms, tai yra 50% nuolaida perkant 2 ir daugiau prekių kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms, buitiniai chemijai, tualetiniam popieriui, popieriaus rankšluosčiams, servetėlėms, šiukšlių maišams, guminėms pirštinėms, šluostėms, kempinėms, maisto ruošimo serviravimo indams ir įrankiams, tekstiliai, žaislams, gyvūnų prekiams ir dar kitoms prekių grupėms, jau žiūrėti parduotuvėje reikia, na ir dar atskiriem prekių ženklam, tai jau čia be
apribojimo 2 ir daugiau. Tai kosmetikai DAF, burnos higienos prekiams Colgate, plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal Alsef, L'Oreal veido priežiūros priemonėms, prekiams Palmolive, prekiams Tribijo, prekiams Gritė ir gyvūnų skanėstam Delikijas, toks įdomus žodis. Pas juos iš kitų Maxima įdomesnių nuolaidų, tai 30% nuolaida šokolado plytelėms ir saldainiams Vilniaus Pergalė. Iki, kadangi pas juos ledų fiesta, tai pačios didžiausios nuolaidos, aišku, ledams valsoja Karališki, Karkar, Oreo, Magnum, Dionė ir Dadu, iš kitų prekių tai saldumynams Pergalė 50%, vytintoms karštai rūkytoms dešrelėms Snacks, kai norisi mėsos, kavos pupelėms, kavos kapsulėms Lor, kavos pupelėms ir maltai kavai Pupa. Iš kitų didesnių nuolaidų pasiekitai 40% nuolaida šaldytiems cepelinams Judex, šaldytoms žuvims jūrų gėrybėms Novako, ledams Nutella, Kinder Bueno, Kri ir Bila dėžutėse, krabų skonio lasdelėms Vichy Classic, virtoms dešroms ir dešrelėms Samsonas, virtiems mėsos gaminiams Kakė Makė, mėsos gaminiams Rumšiškių tradicijos, šaltai rūkytiems mėsos gaminiams Biovela, makaronams Liguorė, aliejui L'Espaniola, greitai paruošiamiems makaronams, padažams, sriuboms ir sultiniams Magi, traškučiams Čes ir tik penktadienį sultims nektarams sulčių gėrimams bei maltai kavai. Norfoje tai yra tos pačios akcijos kaip praeitą savaitę, tai jie čia gilesnių neturi, turi tik 44% nuolaidą vandeniui Tichei, 40% nuolaidą fasuotiems mėsos gaminiams Lietuvos standartas, energiniam gėrimui Silita Energy Original ir G-Energy Original, Rimi iš tų gilesnių, tai iki 50% nuolaidą duonai Tostė ir 50% nuolaidą šokoladų ir sausainiams Milka. Be abejo, ten toliau tas rinkinys hiper ketvirtadienio, bet palyginus su Maxima tai yra silpnesnis pasiūlymas, nes tik vieną dieną tikrai nebaisiausia patogu apsipirkti visiems ketvirtadienį. Tai ten yra 14 prekių grupių. Iš kitų gilesnių, tai pas juos iki 41% nuolaida vytinėms rūkytiems gaminiams Samsonas, Santa Marija Tex-Mex produkcija energiniam gėrimam Kult ir 40% nuolaida Samsonas šašlikams, ledams Nykštukas dėžutėse, ledams Klasika, Kalipo ir Twister, šaldytiems koldūnams Vichy Chinkali ir mineraliniui vandeniui Unikva. Tai tiek šios savaitės akcijų, gerų pirkinių visiems.